ko nedaryti prieš ir po plaukelių šalinimo lazerių procedūros. Tai svarbiausias dalykas tai yra nesideginti, likus savaitei, aš visada sakau, neiti į soliariumą, nes soliariumas veikia odą žymiai stipriau, intensyviau ir 3-4 dienas nesideginti saulėje. Lygiai tą patį ir po procedūros negalima degintis 3-4 dienas po plaukelių šalinimo lazerių procedūros. Saulėje, soliariume aš visada rekomenduoju bent savaitę turėti tarpą po procedūros. Pirmą parą, kol oda yra vis tiek termiškai apdorota ir šiek tiek pažeidimas įvykęs, negalima eiti į pirtis, džekuzius. Aš netgi sakau, būtų gerai ir sporto salės privengti. Žodžiu, vengti viešų vietų ten, kur jūs galite pasigauti antrinę bakteriją. Nes tada gali gautis įvairūs pūlingi bėrimai, uždegimai tokie, tai būtent parą laiko po procedūros reikia vengti viešų vietų, tokių kaip baseinai, pirtis, džekuziai, sporto salė, jeigu yra, tarkim, šalinami plaukai ant kojų, o jūs sportuojate su kokiais šortais ir panašiai. Jeigu sportuojate, tą galima daryti, bet tada jau turėtų tos zonos būti pridengtos.